Na kągi, sveiki visi, čia su jumis Prefix ir šiandieną turim gana įdomią temą mūsų laidoje - drama Lietuvoje. Ne, šiaip, karočią, noriu ir aš savo trigrašį įkišti į tą vykstančią dramą, kuri dabar vyksta tarp Valančiaus ir Eitvos. Kas nežino, tai va galiu trumpai biškį apšviesti, labai trumpai, taip gražiai žinot. Dėla tokia, kad Valančius, aka Rokas, karočią, sukūrė vidosą, kuriame pakritikavo Eitvą. Eitvos video pakritikavo, viskas chill, viskas ok, viskas smagu. Bet Eitvos fanės, ar ten fanai, nežinau, sako, ant Eitvo čia mūsų negalima, nei blogiausių žodelių, nei biškučių, nieko apie mūsų Eitvutį tu nesakysi, ką tu čia dabar darai. Kas tu čia per žmogus, kad tu čia drįsti kritikuoti mūsų gražųjį Eitvutuką. Tai tiesiog Rokas biškį pakritikavo į kitą youtuberį, čia yra Eitva, dėl to Eitvo fanės supyko, uždislaikino Roko video, jo video sulaukė virš 1000 dislaikų ir aišku drama, bla 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 bla. Norėčiau Eitvos fanams ar fanėms pasakyti, jog fucking išmokit skirt kritiką nuo įvairių stumimų, šikimo ir panašiai. Tiesiog supraskit, kad kuo daugiau žmogus turi fanų, kuo daugiau žmonių yra aplinkui, kuo daugiau žmonių, tuo daugiau yra nuomonių. Ir tai nereiškia, kad visiems turi Eitvą patikti vienodai, visi turi mylėti Eitvą. Yra skirtingų nuomonių ir va tą skirtingą nuomonę Rokas ir išreiškė. Jisai tiesiog pakritikavo, pasakė, kas jam nepatinka jo video. Jis nesakė, kad tu nekurk, tu žudykis ten, tu gali ten susidegink. Jis tiesiog pasakė, kas jam nepatinka, jis parodė viskas chill, viską jis ten gražiai, be jokių ten nesąmonių. Tiesiog aš nesuprantu, ko tom fanėm reikėtų pykti. Tiesiog mind blowing, karoč, mano galva neišneša. Bet šitoje vietoje noriu pasakyti, jog Rokas, aka Valančius, jis nėra irgi šventuolis, jis tikrai, kai kūrė video, jis žinojo, kas bus, jis žinojo, kiek dislaikų susilauks, jis turbūt žinojo, kiek subscriberių gaus, kiek dėmesio susilauks ir panašiai. Tai jis tikrai nebūtų kūręs video, jei šitas video nesusilauktų jokio dėmesio. Nors galėjo nutikti tokia tikimybė, jog nebūtų susilaukęs jokio dėmesio, tada nebūtų jokių dramų. Bet va, jeigu nutiks drama, tai jis turbūt ir gaus daug subscriberių, nors jis susilauks iš pradžių dislaikų, bet vėliau visi šitą dramą pamirš ir subscriberiai vis tiek liks. Tai dabar iš dabartinės situacijos matosi, jog tiek Eitva, tiek Rokas gavo po beveik 1000 subscriberių pliuso, tai manau jie arba susitarė, arba, nežinau, čia galima konspiracijas visus galvoti ir taip toliau. Bet drama abiem pusėm išėjo gan į naudą, sakyčiau. O tie dislaikai beveik šiaip nieko nereiškia. Reiškia YouTube'ai tik peržiūros, reklamų paspaudimai, subscriberiai reiškia skaičių, kiek tu turi sekėjų. Tai irgi tiesiog, tai va. Nemanau, kad Rokas tikrai žinojo, kad susilauks tokios reakcijos žmonių. Jo, tai tiesiog taip, mokinkitės iš Valančiaus, kaip reikia tapti populiariu YouTube'ai. Tiesiog tiek galiu pasakyti, čia gana geras planas ir pagal užsienio pavyzdžius jis gerai veikia. Nes gal kas žino, kas ne užsienį irgi labai populiaru daryti įvairias dramas ten ir taip toliau. Nes drama dažnai atneša naudos kažkam ir, žodžiu, bla bla bla, aš ten toliau nesikišiu. Ką galiu pasakyti Roko ir Eitvos fanams, tai jūs tiesiog nesipeškit. Abudu youtuberiai yra geri, abudu turbūt sutarė, jie ten girdėjau turi kažkokią grupę privačią vlogerių, ten youtuberių ar kažką tokio. Tai nežinau, turbūt jie ten jau išsiaiškino reikalus. Jum fanam nereikia jokių reikalų aiškinkit. Jūs žiūrėkit video,
palaikykit abu youtuberius, nes Lietuvoje ir taip youtuberių nėra daug. O jeigu dar čia pyksities ir viens ant kito heitinsit, tai čia geriau tikrai nebus. Jo, galite jau šitą dramą pamiršti, nes turbūt ir daugumą jų pamirš po mėnesio, jau net turbūt pasijoks tik iš tos dramos, abudu youtuberius sakys, kažkas čia buvo, nieko čia nebuvo. Tai va, tiesiog palaikykit abudu gerus video kuria, tik skirtingom auditorijom. Tai va, su jumis buvo Prefix ir tiesiog norėjau taip išsakyti savo nuomonę labai greitai. Dėkui, kad sugaišo dėl manęs kokias 4-3 minutės laiko savo gyvenimo ir iki kitų video. See ya.